Sveiki, su jumis Matsai Kelpers. Ir šiandien ūkininko išgyvenimas. Taigi, per ūkininko išgyvenimą, kaip matot, aš turiu startinį peką. Ir dabar prie jūsų akių dar pasimsiu, kad nesukčiaučiau, pamatysit. Pasimsiu vieną šitą sėklą. Oi, praleidau, mačiau. Vieną šitą ir vieną šitą. Va. Ir visas mūsų startinis paketas čia ūkininkavimui. Kaip matot, pradėjau dar su Diamond, kad tiesiog nereikėtų daug mainintis, bet aišku vėliau eisim. 3 Diamond tikriausiai bus panaudoti pikeksui, 6, goldas dar nežinau, bet tikriausiai pasidarysim laikrodį. Tai pradėkim iš karto. Kaip matot, turiu village šalia. Atsiradau pelkėje, ko aš labai norėjau. Kadangi pelkė yra lianos ir daug grybų. Bet karvių nėra ir gyvūnų, tad reikia plaukti kur nors. Aš iškart nieko nelaukdamas pradedu statyti namą. Tiesiog per šį epizodą pasistatysim namą. Ir viskas. Iš tikrųjų žadu daugiau modifikacijų kelt, kuo daugiau, kad galėtumėm normaliai ūkininkaut, kaip sakant. Ir statom. Sakykim, taip, dabar miegamąjį pasidarau. Taip ir taip. Čia bus mūsų miegamasis. Šitas medis trukdo, to jo nebebus. Iš tikrųjų tie medžiai pelkynų yra labai dideli, nemaži. Čia mažas, va matot, kokie dydžio. Čia pasidarysim kelią į prieplauką tokią. Čia vat bus išėjimas, ir įėjimas. Pasidarysim stogą. Toks, manau, neblogas namukas. Gerai, statom antrą. Ir dabar kitos naujienos. Aš norėčiau kurti filmą, kadangi galiu ilgesnius nei valandos video dėti, tad norėčiau su jumis sukurti filmą. Aišku, vienas nenoriu kurti, bet pavyzdžiui, jeigu atsiras tokių norinčių suburti grupę ir sukurti filmą, apie ką mes galim kurti, sugalvosim, iš tikrųjų bus įdomiau, kai daugiau žaidėjų bus ir panašiai, ir iš tikrųjų, manau, žiūrėjimas, galėsim sukurti nuotykių filmą apskritai, vienu žodžiu atvaizduot, bet reikia žmonių būtent nemažai. Tad jeigu arba jūs turit kanalą, arba turit savo kanalą, arba taip norit nusifilmuoti, tiesiog ir esate gabus filmavimuisi ir norėjot filmuotis kur nors, tai tiesiog būtinai rašom į kanalo komentarus, mes susibursim iš tikrųjų. Jeigu turit savo kanalą, tiesiog atsiunčiat jį, ar kaip nors ten sugalvokit patys. Ir tiesiog galėtumėm sugalvoti filmo temą ir jį sukurti. Ką čia jums dar pasakyti? Gerai, dabar mes iš tikrųjų, aš tikriausiai dabar būtent pasistatysiu namą su stogu. Kitam epizode eisim, apžiūrėsim šitas teritorijas, išsikasim šiek tiek molio. Kitam gal epizode jau pasistatysim portalą, aš dar žinau, nieko negaliu sakyti, bet manau. Tiesiog manau taip. Man baigės mediena. Matot, čia jau su biški turiu tų įtemų, su start paketu lošiu. Per 4 galbūt eisim į tą pragarą. Per 3, 4 tikriausiai kasinėsimės, ieškosim lavos, o per 5, 6 eisim į tą pragarą. Ir iš tikrųjų ne už kalnų yra 1.9. Tas masinis atnaujinimas, aš jau pats bandžiau prie release 2. Ir tiesiog gan laukiu jo, bet problema tai, kad reikės keisti visus mapus. Ir spėju, village'ų nebebus ir kitų modų.
Jėtų kaip burna išdžiuvo, bekalbant. Iš tikrųjų, čia jau antras mano išgyvenimas, kadangi vat, susifeilinau, buvau padaręs dar vieną ir neįsaugau tinkamai ir jis prapolė. Iš tikrųjų, dar intro neturiu, nors norėčiau turėti. Bandau sukurti Minecraft režimu, bet tiesiog, kaip suprast, kaip jūs suprantat, aš nelabai esu patyrę šioje srity. Tad, kaip galėdamas, bandau pagal save kurti. Ir, nežinau, gal ir nekoks išeis, bet nereikia iš tikrųjų tą intro, kiek ten įdėto darbo. Bet vis tiek. Taigi čia pirmasis epizodas, ūkinis išgyvenimas. Spėju, šiandieną dar parodysiu, kaip Spleef lošti žaidimą. Žaisti tai irgi Minecraft žaidimas, galim sugalvoti eventą. Iš tikrųjų, galbūt draugą pasikviesiu ir nufilmuosim, kaip žaidžiamės ledo žmogus. To dar nežinau. Taip, manau, kažkaip man atrodo, kad labai gražiai išėjo namo forma. Pasigaminkim, nes matau, kad dar reikės medienos ir nemažai reikės. Kažkodėl matau, kad visai gražiai namo forma išėjo. Nežinau kaip jau. Tai dabar dėl to filmo. Kas tikrai galit rašot, nes vienam kurti neapsimoka. Turit savo kanalą, rašot, norit kurti, norit susigrupuoti ir panašiai, rašot būtinai. Visi rašot. Nesvarbu. Rašot ir tiek. Visio. Gerai. Iš tikrųjų pavargau kalbėti. O tau nukritau. Kaip lėvai. A ne. Jo, aš ir tą patį manau. Gerai. Pasimkim biškį žemę, kad užkoptumėm į viršų. Op. Vietoj kardo. Gerai. Tęsiam namų statybas. Ir įdomu iš tikrųjų, ką parodys 1.9. Galit per releasą būtinai atsisiųst. Ir pasižiūrėti, kas jame bus, nors ten labai daug bugų. Kitas dalykas yra tai, kad šitam video tikrai daug modų ūkinių prisikelsiu, pamatysit. Patikėkit manim, kokių tikrasiu tokius ir kelsiu įdomesnius. Kitam epizodė jau tikriausiai bus More Creatures modas, tai daugiau gyvūnų bus ir visokių kitokių. Ten vištų, vištyčių ir panašiai. Dabar aš atgaminsiu stogą. Stogui man reikės skylės. Čia. Sakykim, čia įdedam. Pasigaminam laiptų. Du stakus. Nors nemanau, kad užteks ir spėju. Reikės man prisikirsti medienos. Jo, reikės. Tikrai reikės. Dabar aš pasigaminsiu Jo, nepasigaminsiu šlovos. Šlovos nepasigaminsiu. Čia avių spėju, nelabai ir bus problems. Ui. Blogai. Su šito nepasisekė. Spėju, aš pakirsiu medžio dabar šiek tiek ir eisiu ieškoti avių. Dar epizodas prasideda. Avių ieškojimas. Žiurkių ieškojimas. Viščiukus aš tik matau. Vien viščiukai. Kas čia yra? Man višto nereikia. Va, matau avį. Pasigaminkim žirklės. Va, mano tas. Žirklės ir nuskuskim avį. Nuskusim avį.
avinus. Svarbu, kad duotų 3. Jėga 4 netgi. Gerai, iškirtam tą medį. Man jis patiko. Ir eisim miegot. Kad jūs geriau matytumėt, aš spėju pasididinsiu bright. Va, dabar geriau matysit mane. Nes aš torčių nepasigaminęs. Gerai, einam atgal. Šitą medį dar pakeliui nukirsim. Nepatiko jis man. Ir taip pat mes įsimiegosim. Ar ne? Įsimiegosim ir pradėsim stogo statymą. O gal net antram. Čiolai auga tie grybai, manau. Tai būna. Mes dar šitą medį iškirskim. Kadangi medienos mums labai reikia. Ir mes jos turim 25. 27. Gerai spėju ten duris, kur nebus jų ten. Ar bus, ar nebus. A, jo, čia ir duris bus. Iš toli iš tikrųjų forma labai gražiai man atrodo, bent jau kaip jums nežinau. Man gražiai atrodo. Jo, biškį tamsu čia. Pasigaminsim torčių. Op. Sakykim, tiek torčių. Ir apsišvieskim šiek tiek. Tuo pačiu mums reikės ir darbastalio. Iš lūdo pasigaminkim lentų. Pasigaminkim darbastalį. Ir padėkim darbastalį. Ir ką aš norėjau? Lova. O mano lova. Ir dar norėjau iškraftint, pamiršau duris. Va, duris. Pas mumis nieks neužklystų. Mano lentos. Atsiprašau, ten skambina kažkas. Neatsiliepsiu. Koks aš blogas. Op. Grybai. Ką čia mums padarys? A, jo stogą mesgi statom. O, velnias, dar kompiuteris man įsikrauna. Stoga. Tik čia stogi. Pasiemam mūsų žemės. Ir lipam ant viršaus. Tai išsudirtų lipam. Oi, bus gerai. Nu, praded. Ai, jo, mums dar reikės šitų wooden slab. Ir gali prireikti šitų. Dedam šičia. Ir iš laiptų darom. Nežinau, kaip čia kampą mums padaryti. Ui. Jo, mums reikia pasimti kirvį. Kirvį. Su šito gal greičiau? Ne. Net nežinau, su ko greičiau jie išsikala. Gan ilgai kalas. Ir net gavom. Čia dedam. Spėju dėsiu taip. Jo, manau taip dėsiu ir dedam toliau. Taip. Net nežinau kaip dėti, nes sunku tokį stogą apiformint. Taip. Ir manau padarau pirmosius tos ir baigsime mūsų video. Per kitą video dabaigsim stogą ir eisim pasižiūrėti koks ten kaimas, villages.
slabų reikės daugiau. Pasižiūrėsim, koks ten village'as. Ir tikriausiai paprekiausim su jais. Jie turėtų greit plėstis. Svarbiausia, kad mes pamatytumėm jų ginklus. Nes jie irgi gaminas ginklus savo. Ir mes iš jų galėsim nusipirkti. O jie, girdėjau, labai geri. Taip. O gal sakau taip dėti? Jo, manau, taip pridėsiu. Gi taip kampas ir turi būti. Nu va. Šitą tada mums reikės nugriauti. Nu, su to ir baigiu savo klipą. Davai, čia buvo su jumis MC Helper. Ačiū, kad žiūrėjot. Sėkmės jums. Ate. Ate.